Sveiki visi, su jumis Passive Income Fanas ir šiandien apžvelgsiu Trade Republic kortelę. Išbandžiau nuimti su jie pinigus bet kuriam bankomate ir bandžiau visą mėnesį su jie atsiskaičiau. Parodysiu, kiek gavau cashbacko, kiek gavau palūkanų už laikomus pinigus einamosios sąskaitoje. Tai tada iš karto pradedam ir einam tada iš karto į programėlę Trade Republic. Ir kaip matom, šiuo metu pas mane balansas pinigų toks. Tai ką aš padariau, tai aš iš savo taupomosios sąskaitos, kuri skirta yra atostogom, persivedžiau 3000 eurų į Trade Republic. Pinigai krito gal 15 minučių bėgyje, visiškai nemokamai. Tai nes šį mėnesį vyksim su šeimyna atostogų ir dar nusprendžiau išbandyti nemokamą pinigų išėmimą ir kaip matot, galim pasižiūrėti paskutinę transakciją. Aš šiandien viską padariau ir norėjau su jumis pasidalinti, kaip viskas sklandžiai veikia. Šiandien išėmiau 1500 eurų grynų pinigų, bet kuriam važiuojant pro šalį pro parduotuvę, sustojau bet kuriam bankomate, tai buvo berods Swedbank bankomatas ir visiškai nemokami, kaip matot, fee, mokesčiai, visiškai išėmiau 1500 nemokamai šiandien grynų pinigų. Jeigu būčiau tai daręs per savo Swedbank sąskaitą, tai būčiau turėjęs sumokėti už savo pinigų išėmimą, nes mano Swedbankas duoda tik 580 eurų per mėnesį išsimti pinigų nemokamai. Tai va, tai dėl to ir naudoju Trade Republic ir kaip sakant, kitiem rekomenduoju. Manau, tikrai geras dalykas. Ir manęs neremia Trade Republic, aš norėčiau pasakyti tai, tiesiog pats esu toks pat paprastas žmogus kaip ir jūs, tiesiog naudojasi dalykais, bandau atrasti kažkokius tai geriausius sprendimus, kad galėčiau naudoti savo pinigais nemokamai, kad galėčiau, taip sakant, neleisti tiem bankam pelnytis iš manęs be reikalo, nes mes ir taip dirbam, gaunam algą, susimokam mokesčius ir tuos pinigus uždirbtus gaunam jau kaip sakant, nemažai atskaičius mokesčių ir dar padėjus į banką savo pinigus, dar reikia, jeigu nori išsimti pinigus, dar reikia susimokėti už tai, tai aš manau, tai yra tai absurdas, todėl radau puikią alternatyvą. Tai va, tai likusius pinigus pasilikom kortelį, tiesiog važiuosim į užsienį, leisim, taip pat atsiskaitysiu su Trade Republic kortelė visur, pasižiūrėsiu, kaip užsienį sekasi atsiskaityti. Visą mėnesį naudojau sklandžiai, atsiskaitinėjau Lietuvoje, tai va, kaip matom, jau galim pasižiūrėti, va čia benefits, naudos, tai kaip matom, jau praeitą mėnesį jau pirmąjį investavimą gavau iš savo cashbacko. Tai buvo gegužės 2 dieną investuota 6,08 eurų į mano viso pasaulio fondą. Pasirinkta visiškai nemokamai, kaip matot, fee. Tai papildomai prie tų mano 40 eurų investuojimų savaitę dar gavau 6 eurus papildomai investavimų. Nors tuos pinigus, kaip sakant, už visą maistą, už kūrą, už mokesčius mokamus, ar taip jų negaučiau atsiskaitant su savo lietuviškais bankais, su savo kortelė parduotuvėse. Tai va, naudojant šią kortelę kasdieniniam išlaidom, gaunu dar 1% gražos. Tai matot, kaip šią mėnesį turėjau daugiau išlaidų, tai jau šiuo metu kol kas turiu sukaupęs jau 8,04 eurus ir ta suma bus investuota birželio 3 dieną. Dar iki tos dienos gal dar bus kažkiek išlaidų, tai kiek surinksim, tiek gausim cashback. Tai va, kol kas per 2 mėnesius turim beveik 14 eurų cashbacko gražos. Tai tikrai super, tie pinigai ar taip pat būtų išleisti, jų būtų negauta. Ir kas dar gerai, tai laikomi sąskaitai, einamos sąskaitų pinigai, šiuo metu yra 1607 eurai, jie uždirba dar kiekvieną dieną palūkanas ir kaip matom, jau esu gavęs beveik 18 eurų palūkanų. Galim pasižiūrėti, jau, kaip matom čia išmokos, vėlgi birželio 1 dieną, kiekvieną mėnesį yra išmokamos palūkanos, jau kol kas iki šios dienos yra sukaupta 5,80 eurų palūkanų. Tai jie man bus priedo išmokėti birželio 1 dieną. Šitos palūkanos prie šitų 18 eurų palūkanų. Tai va, tai labai super.
tikrai labai patogu, kai laiko pinigus šitoj namoje sąskaitoje, juos išleidžiu pragyvenimui, ar tarkim pasideda atostogam ir jie dar kiekvieną dieną uždirba palūkanas. Tai galim dar ką apžvelgti, tai galim apžvelgti pačią kortelę. Štai mano virtuali programėlė, jinai taip atrodo. Čia visos detalės, visos nustatymai ir galiu jums pridėti nuotrauką, nufotografavau, kaip atrodo fizinė kortelė iš abiejų pusių. Kaip matot, labai paprastai, kukliai, nėra, kas įdomu, tai nėra jokių visiškai sąskaitos numerių. Tai kiek skaičiau internete, domėjaus, tai čia dėl to padaryta, kad būtų dėl saugumo, kad jeigu pamestume, dingtų, ar kas nors negalėtų jūsų, tarkim, tiesiog nužiūrėti jūsų numerių, tai čia viskas dėl saugumo jūsų padaryta, o visi jūsų duomenys yra jūsų apps. Tai va, tai šiai apžvalgai gal kortelės kiek norėjau parodyti. Jeigu dar neturit ir norit atsidaryti Trade Republic sąskaitą, tai galite pasinaudoti video prašymą mano nuorodą. Su ją užsiregistravę gausit dar 10 ar tai 20 eurų bonusą papildomai savo sąskaitą. Gausit kažkokią tai akciją tiek vertės. Tai reiks tenais, aišku, atlikti kelis veiksmus. Berods reikės nešti 100 eurų ir už to 100 eurų padaryti porą pirkimų, kažkokios tai ar tai akcijos, ar tai kriptovaliutos. Berods tai turėtų būti nemažesnė nei 10 eurų pirkimai vertės ir aišku, saving planai nesiskaito tuos pirmus 2 pirkimus, tai jūs išleisite 2 eurus iš savo pinigų, bet gražos gausit vykdęs šitas sąlygas dar ar 10 ar 20 eurų vertės akciją į savo portfelį. Aišku, jeigu nenorėsit laikyti tos akcijos, galėsite iš karto parduoti ir tiesiog tos pinigus išleisti parduotuviai ar kur užsisakę kortelę. Ir fizinė, ar tai jeigu nenorite išsimti pinigų bankomatuose nemokamai, galite tiesiog neužsisakyti fizinės kortelės ir naudotis tiesiog pridėję prie savo Google Play ar Apple Pay programėlės su telefonu kiekvienoj parduotuviai už savo kasdienės išlaidas. Tai va, šiam video būtų tiek, jeigu patinka, ką darau, spauskit like mygtuką, jeigu dar neprenumeruojate, tai jūs pasubscribinkit kanalą, aš tikrai būsiu dėkingas, man bus motyvacija kurti daugiau video, dalinti savo patirtim, savo idėjom su jumis. Šiam video būtų tiek ir iki kitų kartų.